Dėkojame Žygimantui už įdomią informaciją, kuri tikrai bus naudinga diskutuojant apie pagrindinius transporto sektoriaus iššūkius ir ko gali tikėtis 2024-aisiais transporto ir logistikos sektoriaus atstovai. Į sceną kviečiu diskusijos moderatorių Jurgį Adomavičių, Transporto inovacijų asociacijos valdybos pirmininką ir norisi pristatyti visus diskusijos dalyvius. Čia sugrįžti kviesiu Žygimantą Mauricą, Luminor banko vyriausiąjį ekonomistą. Egidijus Lazauskas, Lietuvos geležinkeliai generalinis direktorius, Sabina Hochrina, Blantana generalinė direktorė, Agnė Margevičiūtė, Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso valdybos pirmininkė, Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas ir Julius Skačkauskas, Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras. Geros diskusijos. Mums kaip logistam tai sunkiausia susėsti. Bet iš tikrųjų tai susodinom, tai tik tai noriu salę įspėti, kad dėl oro sąlygų ir dėl logistikos iššūkių, nors Egidijus dažniausiai važiuoja visur traukiniu, bet turėsim diskusijos vidury paleisti Egidijų svarbių mums Lietuvai reikalų tvarkyti. O mes tą diskusiją tikriausiai tęsim, nes aš sakyčiau, tai yra man teko garbė, aišku, aš matyt turiu kažkokias privilegijas šitam forume, tai tikrai pamoderuoti, man atrodo, pačią svarbiausią diskusiją, nes dauguma iš salės čia susirinkusių nori išgirsti tai. Džiugu, kad žmonės ir iš Kauno pagaliau davažiavo, nors iš tikrųjų Lietuvos geležinkelių vadovas pasakytų, kad neteisingą transportą pasirinkot. Tai smagu matyti, kad jau ir kauniečiai prisijungia pagaliau, nes sąlygos tokios, kokios yra, bet pakalbėkime apie tas sąlygas, kas yra pas mus iš tikrųjų būtent susijus su ekonominė situacija. Labai puikia prezentacija, ačiū Žygimantui, kad atsiuntėsi ir iš anksto man su ja susipažinti, bet man toks jausmas, Žygimantai, kad darai skubėdamas ir per mažai pasakei, kas mūsų transporto sektoriaus laukia 2024 metais, ryšium su griežtėjančiom bankų sąlygom ar ne, ir mes žinom, kad labai daug priklauso nuo to, kaip bendradarbiauja verslas su pačiu banku. Aš kalbu apie leasingus, apie apyvartinės lėšas. Kaip bankai dabar žiūrės? Matėm, kad prezidentas jau teigiamai žiūri į transporto ir logistikos sektorių. Kaip tie mūsų Skandinavijos kapitalo bankai žiūri į mūsų transporto sektorių ir kaip žiūrės 2024 metais? Na, Skandinavijos negaliu pasakyti konkrečiai, nes mes jau nesame pilnai Skandinavijos, bet bendrai požiūris kaip ir į bet kurios kitus sektorius, tik tais, kad iššūkiai yra tame, kad tiesiog ženkliai yra pakilusi pinigų kaina. Ir atitinkamai yra kiek suprastėjęs, kaip sakyti, gal apsiniaukęs ekonominis dangus. Ir panašu, kad tas apsiniaukimas tęsis ilgesnį laiką, todėl tas atsiskyrimas grūdų nuo pelų, jisai vyks tas procesas kitais metais. Todėl tiek skolinimosi kaštai, kurį laiką dar išliks pakankamai aukšti, tiek galbūt ir tas, sakykime, dėmesys, jisai grįž šiek tiek į tos dalykus, kurie buvo primiršti po pandeminiais metais. Nes po pandeminiais metais, tiesiog, kai pinigų upė buvo užliejusi, tai buvo vienokia situacija, dabar yra šiek tiek kitokia. Bet gera žinia yra ta, kad bendrai paėmus, kalbant apie finansų sistemą, mes esam palankioje situacijoje, bendrai Baltijos šalis ir ypatingai Lietuva, nes indėlių yra daugiau negu iš tų paskolų. Ir mes nesame priklausomi nuo išorės finansavimo ir tai yra labai gera žinia, kuri ypatingai nepasimatė, apie ją niekas beveik nerašė, bet galėjo pasimatyti blogąją prasme, kai prasidėjo Rusijos karinė invazija Ukrainoje. Kai prasidėjo, pastebėjote, kad praktiškai sąlygos ir noras finansuoti jisai praktiškai nepakito. Tai jeigu mes, bet kapitalo iš užsienio srautai į Lietuvą ženkliai krito. Tai jeigu mūsų finansų sistema būtų priklausomai nuo išorės finansavimo, tai būtume prastesnėje situacijoje, negu kad esame dabar. Tačiau be abejo, kitas dalykas, vėlgi kažkokio tai tikėtis greito palengvėjimo galbūt ir nevertėtų, nes indėlių kaštai, finansavimosi bankų kaštai auga. Indėlių palūkanos jau yra didesnės nei ES vidurkis, siekia virš 3,5% ir atitinkamai be abejo, jau tie kaštai yra tie, kuriuos, kaip sakykime, dabar jau prisima bankai, tai be abejo kitoje balanso pusėje jie negali irgi greitai sumažėti ir artimų metų. Tai viena yra žinia gera, kad mes
negavom to geopolitinio šoko, bet palūkanų normų šoką vis tiek gausime galbūt šiek tiek su tokiu pavėlavimu didesniu. Automatiškai tikriausiai brangstant pinigam, lėties ekonomika, lėties finansavimas ir automatiškai mažės pervežimų skaičius. Iš tikrųjų, tai aš išgirdęs klausimą prieš tai tavo prezentacijoje, kad nuskambėjo, ar jaučiam recesiją, tai man buvo labai smagu, nes aš iš karto įlindau į savo planšetę ir pasižiūrėjau, nes kai aš dar kūriau Transporto inovacijų asociaciją, tai man labai trūko bendro supratimo, kas vyksta rinkoje. Iš tikrųjų, neturėjom to pačio transporto balso. Ir labai džiugu, kad būtent dar prieš šitą forumą Transporto inovacijų asociacija padarė apklausą transporto sektoriaus dalyvių ir gavom atsakymus. Tai iš mūsų paskutinės apklausos, kur buvo apklausti transporto sektoriaus dalyviai, net 88% mūsų sektoriaus pasisakė, kad jaučia recesijos požymius. Ir tie požymiai matyt susiję su įvairiais aspektais ir iš karto pereinu prie Egidijaus, nes tikriausiai šitoj scenoj mūsų abiejų verslai labiausiai buvo priklausomi nuo rytų ir tikriausiai buvo sustatyta taip, kad mūsų klientai, logistikos maršrutai buvo nuo to priklausomi, nors mes kai asociacijos narius apklausinėjom ir transporto sektoriaus dalyvius, tai tik tai 59% pasisakė, kad jų kažkokie tai rezultatai buvo įtakoti būtent šito prasidėjusio karo. Kaip, Egidijau, iš tikrųjų buvo pas jūs versle ir ar jaučiat jau kažkokį sukūrę stabilumą? Patviraukit, nes mes norim įkvėpimo. Aš noriu, gal ir kiti. Įkvėpimo visiems reikia. Sako, padeda, kai panika prasideda įkvėpti, po to iškvėpti. Tai čia matyti atsitiko ir Lietuvos geležinkelių grupė tas pats. Praeiti metai buvo tie, kuriuos patyrėme labai didelį smūgį. Praktiškai apie 40% krovinių nustojo važiuoti ir priežastis to labai buvo aiškios. Sankcijos, karas, taip pat Baltarusijos trąšų vežimo nutraukimas. Kai atsitinka tokie dalykai, kaip žmogaus kūnas reaguoja, arba bėgti, arba rėkti. Kažką tai reikia daryti, negali, dar būna trečias variantas sustingti. Neturėjome mes visiškai tam laiko sustingimui, iš tiesų turėjom stipriai persiorganizuoti veiklą, stipriai reikėjo optimizuoti mūsų personalą, iš tiesų dideli buvo atleidimai. Ir šiai dienai, taip sakysim, atvertinant šitus metus, jau kalbu, pats didžiausias smūgis buvo dar praeitais metais. Šie metai, taip galima sakyti, yra atsispyrimas nuo dugno ir tas atsispyrimas nuo dugno irgi įvyko tam tikrą prasme dėka tos krovinių bazės, kurią mes Lietuvoje turėjome. Nepaslaptis, mūsų kaimynai, Latvija, Estai, geležinkelių prasme nukentėjo dar labiau, nukraujavo. Šiaip žiūrint apie krovinių pervežimą Estijoje, jam praktiškai liko 3 ar 4 milijonai tonų tik tais. Ta prasme, kai mes vežame vien tik lietuviško krovinio, apytiksliai apie 30 milijonų tonų. Tarp 27 ir 30. Tai Latvijai, per kuriuos irgi nustojo važiuoti nafta ir anglis, irgi labai stiprius smūgius gavo, tiek uostai, tiek visi. Tai mes turėdami Lietuvos pramonę ir gerą partnerystę su mūsų klientais, su terminalais, su Klaipėda, iš tiesų sugebėjom stabilizuoti tam tikrą srautą, bet tas stabilizavimas mums tik tai sako, kad negalim sustoti ir turim judėti toliau. Dėl to, reiškia, atitinkamai mūsų veikla Lenkijoje, būtent krovinių pervežimo, nepakankamai stipriai vystosi. Tai berods, jeigu šnekėti apie praeitus metus, turėjome apyvartą apie 12 milijonų eurų, tai šiais metais berods planuojama apie 35 milijonus eurų. Augimas pakankamai greitas, bet ten irgi yra kiti iššūkiai. Jeigu Lietuvoje mes suprantame, kokie tie kroviniai yra, kaip jie juda, tai galbūt daugiau efektyvumo klausimai, kaip viską daryti greičiau, kaip įsigyti papildomus grūdvežius, kuriuos būtų galima patenkinti visus krovinius, kaip galima įsigyti laiku lokomotyvus, reiškia elektrinius, kai elektrifikacija bus užbaigta.
Tai su vakarų, reiškia, dalimi, nuo Lenkijos pradedant, ten iš tiesų prasideda įdomus dalykai. Mums šiaip yra ten nauja terra incognita tam tikrą prasme, bet girdint irgi visas visus pasvarstymus, kad kiti metai bus ypač sunkus intermodalo prasme. Tai, ką girdime, Vokietijos ekonomika snūsta po truputį, ten irgi gamyba mažėja ir aš negirdžiu gerų signalų, kad būtų kiti metai labai geri. Tai vat, balansuojant tai, kas nutiko ir tą, ką mes turime toliau daryti, mes žinome, kur judėti, neseniai strategiją pasitvirtiname ir ją taip pat ir su visuomenė dalinamės, ir su interesuotomis grupėmis. Ir tikimės, kad dar kažkokių baisesnių dalykų, tokių kaip tas pats karas Izraelėje, kuris prasidėjęs, irgi turi labai įtaką. Bet koks didelis konfliktas turi įtaką transportui. Nes transportas kaip ir tokius receptoriai žmogaus pirmi pajaučia. Jeigu ten geriate arbatą, tai liežuvis pajaučia, kartu saldu ar kažkas. Mes pajaučiame ekonomiką patys pirmi. Sustoja gamyba ir mes pirmi suprantam, kad tai nėra užsakymų, dėl jų reikia labai stipriai kautis ir iš čia kažkas negero ateina. Taip. Čia jūs atstovaujat geležinkelio verslą ir pervežimą geležinkeliais, bet vis tiek aš dar kaip vadovas ir, kaip sakant, panašią patirtį turėjom. Kokias priemonės arba kokius dabar kampus laikysi 24 metais, kad didinti atsparumą, būtent jūsų verslo atsparumą? Nes aš manau, kad čia ne vienam ir salėje, ir ant scenos įdomu tas. Kokie aspektai pagrindiniai ir reikėtų, kad verslas išliktų atsparus ir ne tik 24 metais, bet dar 100 metų į priekį? Du dalykai galbūt pagrindiniai, kuriuos mes darome. Tai viena dalis yra taip vadinama Free Rail programa, kuri iš tiesų susideda iš eilės veiksmų, projektų, kurie leidžia mums toliau integruotis į europinę dalį. Mūsų visas parkas, didžioji parko dalis yra kažkada atvažiavę iš sovietinių regionų. Dalių tiekimas visas, to viso parko, kurim tiek keleiviniam, tiek krovininiam, reiškia mūsų aktyvams, reikia gauti tas dalis. Jas reikia pakeisti europinėmis dalimis, reikia standartus pakeisti, informacinės sistemas, kurios dabar kalbasi tarpusavėje, jas reikia persitvarkyti. Tai mes būtent visą tai sudėję į Free Rail programą, tokio persivertimo iki 30 metų pasiruošti integracijai į Europą ir turėti labai aiškiai viziją, kaip mes veiksime naujais standartais, nesamais. Čia galbūt vienas dalykas. O kalbant kita dalis, kuri labai yra svarbi, tai yra pačių sankcijų mechanizmo užtikrinimas. Gali labai būti efektyvus ir labai gerai darbuotis, daug turėti klientų, bet vieną praleisti tokį įvartį, pražiopsojęs kažkokį tai sankcijų paliestą objektą ir reputacinę prasme, tai verslui irgi labai daro didelį įtaką. Tai mes iš tiesų labai daug investavome į sankcijų mechanizmo tobulinimą. Buvo labai daug iš tiesų ir nepasitenkinimo ir iš klientų pusės, natūralu. Mes tai dalyką irgi suprantam, bet lygiai taip pat kaip ir bankai turėjo įjungę mechanizmus tikrinimo labai galingus, mes lygiai tą patį iš paskos darėme, šnekėjomės su tais pačiais verslais, kokių reikia papildomų dokumentų, kaip juos susižiūrėti, kaip mes kontroliuoti turėtume, nes mes pirmi juos gauname tos krovinius. Ir jeigu kas nors atvažiavo, kažkur kažkas pamatė žalius vagonus, iškart skambutis, kas čia dabar darosi. Tai tavo dalis yra antra, kurią šiandien reikia įgyvendinti, daug labai dėti pastangų ir bet kokia klaidelė ten kainuoja labai brangiai. Aš tikiuosi, kad mūsų neklauso jauni pradedantys verslininko, jau čia tik tai patyrė ir daug ko matė, nes paklausius tiek iššūkių, tai nesinori ir to verslo daryti. Iš tikrųjų, tai smagu, kad aš pradėjau nuo jūsų, Egidijau, vien tik tai dėl to, kad įvardino daug iššūkių versle, kuriuos mes turim ir mes visą laiką žinom, kad ir geopolitinė situacija, ir netolygus srautai mus įtakoja, bet iš tikrųjų mes dar visą laiką turim prisitaikyti prie kažkokių reikalavimų. Ir vėl aš iš tikrųjų įlysiu į Transporto inovacijų asociacijos atliktą apklausą, kur sako, kaip vertinate ES siekius iki 2050 metų tapti klimatui neutraliu žemynu, o transporto sektoriaus CO2 emisijas iki 2050 metų sumažinti 90%. Kaip Jūs manot, kaip vertina? Aš paklausiu Jūsų, atsakė, kad neturi nuomonės. Kaip manot, kiek procentų neturi nuomonės šitų klausimų?
Iš tikrųjų labai gerai, nes 34. Vis dar neturi nuomonės, bet aš turiu ant scenos Sabiną, vienos iš didžiausių transporto įmonių direktorę, kur gerai prisimenu, prieš kokius 3 ar 4 mėnesius turėjom panašią diskusiją ir ten Sabina turėjo labai gerą ir gal net tokią griežtą poziciją būtent apie šitas ES keliamus reikalavimus ir ar pasikeitė Sabina nuomonė dabar apie tai? Aš turbūt nesikartosiu, bet intermodalumas, apskritai dekarbonizacija, žalio kurso tikslai, tai mūsų įmonės modelį buvo užprogramuoti nuo pat pradžių. Ir tai turbūt suponavo mūsų lokaciją, kad pagrindinės operacijų centras yra įsikūręs visai netoli Klaipėdos uosto. Tai šiandien dienai apie 40% visų Plantanos krovinių iškeliauja būtent jūros keliu, naudojant dalis jų yra traukiniu, bet didžioji dalimi jūra, kas mums leidžia sutaupyti apie 20% CO2 emisijos ir tai yra išties įspūdingi skaičiai, jeigu paskaičiuosime milijonais tonų CO2, kiek mes sutaupom. Ir be abejonės, iššūkių šitam visam žaliajam kelyje mes turime labai daug, nes šiandieną suprantame, kad žaliojo kurso tikslai jau nėra tik tai intermodalumas, ypatingai turint omenyje, kad ne visiems pervežimam toksai būdas yra tinkamas. Tarkim, jeigu kalbėti apie didelės vertės krovinius arba krovinius, kurie yra jautrus temperatūrai, kai kontraktinis vežėjas atidavęs jį vežti geležinkelio keliu arba jūros keliu, faktiškai praranda kontrolę ties kroviniu ir toks būdas nėra tinkamas, tai be abejonės siekiant tų žaliojo kurso tikslų reikia ieškoti alternatyvų ir į žaliojo kursą pradėti žiūrėti plačiau. Tai mes buvom viena iš tų kompanijų, kuris pasinaudojo subsidijom įsigyti biometano varomus vilkikus. Tai šiuo metu LNG, LBG vilkikų mūsų parke yra 65 vienetai. Kas važiavo į Klaipėdą pro Plantaną ir matė 2 didelės bačkas stovinčias jų anksčiau buvusiam parkinge? Matėt? Tik vienas. Gera reklama, ne? Aš matau, mano kolegų salė yra, bet jie neišdrįso pakelti rankos, tai turbūt čia viskas susiję. Jie iš kitos pusės atvažiuoja į darbą tiesiog. Mes uždarysim įvažiavimą, Jurgi, aš pažadu iš kitos pusės. Tai mes suprantam, kad verslas turi prisidėti ir verslas turi taip pat būti proaktyvus. Tai kartu su vilkikais, kaip ir pats paminėjai, mes esam pirmoji kompanija Lietuvoje savo teritorijoje rengusi LNG, LBG kuro užpildymo stotį, turinčią CNG modulį. Tai iššūkių buvo nemažai ir jų vis dar yra, nes kai esi pirmas, susiduri su tuo, kad reglamentavimo labai trūksta, kartais trūksta aiškumo reglamentavimo, kartais lieki neišgirstas, bet turbūt reikia nebijoti ir mes į savo patirties galim pasakyti, kad reikia nebijoti būti pirmiem ir tikint idėją ir suprantant, kodėl tu tai darai, turbūt visos durys atsidaro ir visi projektai jie gali būti paversti sėkmingais, tiesiog reikia rasti, kur tai tinkamai išnaudoti. Mariau, iš tikrųjų čia tas klausimas tikriausiai labiausiai, kaip čia, jum nukreiptas, ar ne? Tai be šitų reikalavimų iš Europos komisijos, ko mes dar galim tikėtis, kas paveiks mūsų tikriausiai prekybą ir automatiškai transportą? Man atrodo, kad jūs patį pagrindinį, aš gal net nepavadinčiau reikalavimu, o tikslą, mūsų visų bendrą tikslą išsakėte. Tai tas tikslas yra 2050-aisiais tapti klimatų neutralių žemynų. Reikalavimas čia neišvengiamybė iš tikrųjų yra, nes tai, kas vyksta su klimatu, mes turime keistis ir pakeisti. Ir nors 2019 metais buvome pirmi ir daug kas uždavinėjo klausimus, kaip čia mes tą pasieksime, kas čia per tikslas, ar tai yra įmanoma. Tai dabar mes matome, kad tie, kurie nesuskubo, vejasi 7 myliais žingsniais pagal investicijų skaičius.
Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų Inflation Reduction Act meta beprotiškus pinigus į žaliąją tranziciją. Ta pati daro, pavyzdžiui, Japonija, ta pati daro Kinai, nors jų startinės pozicijos yra kitoje visiškai vietoje. Akivaizdu, kad visi, kurie galvoja apie savo ateitį, supranta, kad būtent žalioje transformacijoje yra konkurencingumo užtikrinimas, ateities konkurencingumo užtikrinimas. Ir mes patys, kai teikiame žaliąjį kursą, visuomet kalbėdavome apie tai, kad žiūrėkime į tai kaip į savo naujo augimo strategiją. Dabar jau visi žiūri į tai kaip į naujo augimo strategiją. Aišku, kad iššūkių yra. Ir aišku, kad jeigu norime nuosekliai siekti 2050 tikslo, mes turime turėti įvairiausius tarpinius tikslus. Pavyzdžiui, 2030-aisiais sumažinti išmetimą CO2 55%. Turime tarpinius tikslus susijusius su transportu. Turime tikslus susijusius su naujais automobiliais ir jų pateikimu į rinką. Aš kalbu apie tuos, kurie išmeta ar neišmeta CO2 ir čia 2035 yra tas momentas, nuo kurio į rinką iš principo nebeturėtų patekti naujų automobilių Europoje, kurie išmetinėtų CO2. Mes lygiai taip pat kalbame apie ir esame nusimatę labai aiškius tikslus, kaip į prekybos CO2 leidimai sistemą įtraukti ir transporto sektorių. Tai pačių įvairiausių tokių nuoseklių tarpinių tikslų, aš jų gal net nepavadinčiau reikalavimais, tai yra mums pagalba siekiant to, ką mes užsibrėžėme. Bet galima į tai žiūrėti kaip į iššūkius, galima žiūrėti kaip į galimybės. Ir man kažkaip patiko iš tikrųjų prieš tai kalbėjusi Sabina, kuri iš tikrųjų rodo, kokios tame yra taip pat ir galimybės. Tai aš iš tikrųjų lindau į planšetę žiūrėti, ar Lietuvos transporto ir logistikos sektorius patenkintas Europos komisijos darbu. Bet to neradau. Bet radau kitą gerą apklausą, nors 88% respondentų pasakė, kad jaučia recesiją, bet iš tikrųjų tik tai 35 tikisi blogesnių metų. Ir čia turim Agnę, kuri atstovauja tarptautinį transporto logistikos alijansą, kuris tikriausiai jungia visas didžiausias transporto įmonės. Tai pasakykit, kaip tos įmonės tikisi blogesnių ar geresnių vis tik metų 24? Atsakymas iš tą klausimą visada gali būti lakoniškas, kokių metų reikia. Tai aišku, metai bus geri, kaip sakyt, prognozuoti čia reikia labai rezervuotai. Žygimanto pranešimas, tą sakė, Europos komisijos ataskaita indikuoja tokį, nors ir nedidelį, bet nuosaikų ekonomikos atsigavimą. Lietuvos transporto sektorius, jisai yra, aš juo didžiuojasi, labai konkurencingas, eksportuojama, reiškia, didžiausias procentas paslaugos į Europos Sąjungą ir mes esam vieni iš lyderių Europos Sąjungoje. Tai va, bet savaime suprantama, išlieka tokie iššūkiai kaip nuoseklus ir prognozuojamas teisinis reguliavimas, kuris kartais nustebina ženkliai padidėjusią finansinę naštą. Pavyzdžiui, Vokietijos atvejais, kai šiais metais nuo gruodžio mėnesio įsigalioja 80% didesni mokesčiai būtent dėl aplinkosaugos reikalavimų. Tai tiesiog reziumuojant, taip mes visi suprantame, kad dabartinė geopolitinė situacija, bendra ekonominė situacija globaliai indikuoja tai, kad taip buvome ir esame kuris laikas tame sąstingyje, bet kitais metais tikimės tų indikatorių iš tikrųjų, kad jie taps realybė, kad tas augimas bus nuoseklus ir tų iššūkių kažkokių tai labai nenumatytų nebus. O paskutiniai keli metai parodė, kad gyvenimas globaliai toks pakankamai nenuspėjamas ir iš tikrųjų gyvenam labai stiprių iššūkių kontekste. Agne, jūs esate teisininkė, žinau, kad mes pagal scenarijų šito klausimo neturim, taip, bet dabar svarstom mobilumo paketo atšaukimą. Ar tai reikštų, kad vis tik mūsų transporto sektorius sugebėjo, kaip čia pasakyti, susijungti ir išsakyti savo pozicijas
kurių dėka gerėja mūsų sektoriaus situacija ir tuo pačiu valdomos institucijos sugeba mūsų įsiklausyti. Ačiū, Egidijau, mes jūs tikrai paleidžiam, suprantam, iki stoties dar toli. Ačiū labai, geros diskusijos. Tai mobilumo paketo kaip tokio atšaukimo, nemanau, kad tai yra svarstoma ir kad tai kada nors bus. Mobilumo paketas tai yra būtent eilė dokumentų, teisės aktų, kurie reglamentuoja labai daug svarbių dalykų. Tai yra socialiniai dalykai susijęs su socialiniais ir darbo santykiais, kas yra susijęs su vairuotojais, labai svarbi grandis ir kita dalis svarbi yra būtent tie verslo ir operaciniai dalykai. Taip, tokie kaip, pavyzdžiui, atšalimo reikalavimas grąžinti vilkiką kas 8 savaitės. Tai mes svarstom ir kalbam apie šiuos dalykus. Tai jūsų klausimo kontekste greičiausia reikia paminėti neseniai paskelbtą ES teisingumo teismo generalinės advokatės išvadą, kurioje yra siūloma atšaukti ir panaikinti reikalavimą grąžinti vilkiką į registracijos šalį kas 8 savaitės. Tai šioje vietoje aš labai stipriai noriu akcentuoti, kad sistemoje teisinė ES teisingumo teismo generalinio advokato išvada, jinai teismo sprendimui nėra įpareigojanti. Pagal praktiką generalinio advokato išvada, jinai yra toks stiprus indikatorius, koks sprendimas galėtų būti, kadangi generalinis advokatas pateikia teisinį vertinimą galimo sprendimo ir teikiamo reikalavimo ieškovų. Taip, bet šioje vietoje, aš tikiuosi, kad teko susipažinti beje su generalinės advokatės išvada, dar pilnai neperskaičiau, bet ten yra labai daug erdvės. Irgi, mes nežinom, kokį sprendimą teismas priims, bet visgi jeigu teismas priimtų sprendimą ir panaikintų reikalavimą grąžinti vilkiką kas 8 savaitės į registracijos šalį, tai aš labai noriu akcentuoti stipriai, kad tai būtų didžiulis laimėjimas Lietuvai kaip valstybei, kadangi Lietuva labai įdėjo daug pastangų ir savo iniciatyvą kreipėsi į ES teisingumo teismą su keletu reikalavimų. Taip, prie Lietuvos prisijungia dar kitos valstybės ir žinoma, tai būtų be abejo didžiulis laimėjimas transporto sektoriui, nes mes kalbam apie grubiai 600 milijonų eurų sutaupytų sąnaudų eilutę ir svarbiausia, tai būtų didžiulis laimėjimas mūsų tam strateginiam tikslui 2050 tapti neutraliu žemynu, nes dėl vilkiko grąžinimo mes alijanso iniciatyva buvo padarytas vertinimas, papildomai yra išmetama 3,5 milijonų tonų CO2. Tai šitą reikalavimą aš visą laiką akcentavau kaip tokį oksimoronišką, dėl to, kad štai Europos komisija deklaruoja žaliąjį kursą ir mes kaip transporto sektorius mes puikiai suprantam, kad turim didžiulę atsakomybę, bet po to seka mobilumo paketo būtent šitos nuostatos patvirtinimas, kuris eksponentiškai išpučia CO2 išmetimą. Taip? Tai aš laukiu, visas transporto sektorius, manau, kad didžiojoje Europos dalyje laukia visgi galutinio teismo sprendimo ir tada galima bus visų tikrumu, mes kai jį turėsim, tada įvertinsim, kas bus ir kas mūsų laukia, nes pakol kas mes turim tik tai generalinės advokatės išvadą. Jinai yra neprivaloma, teismas neprivalo ją vadovautis, nėra teisiškai pareigojanti. Tai tokia yra kaip ir pradžiugino prieš Kalėdas, bet it's not Christmas yet, tai reikia kantriai laukti. Mes ant scenos turim mūsų partnerio, bendro organizatoriaus atstovą, tai viceministrą Julius Kačkauską, ir aš tokių klausimų bandžiau privesti, kad vis tik tai mes turim kažkokį tai bendradarbiavimą, diskusiją ir dirbam ranką rankon. Pasiieškojau, ar neturim mes apklausoj ar patenkinti
susisiekimo ministerijos darbo mūsų, tai neturim tokio klausimo. Tai, Juliau, kadangi buvo geležinkelis, čia turim daug transporto, aš iš karto šoksiu prie klausimo, o kas yra su jūra, oru ir 24 metai ir Lietuva? Mes būsim ta transporto šalimi, ar vis tik mes tas, kaip čia pravardžiuoja, girdėjau, netgi iš kelių apendicitas? Aš net nebejoju, kad mes buvome, esame ir būsime konkurencingo transporto šalimi. Tarkim, globalus toksai rodiklis, mūsų transporto logistikos indėlis į BVP, jis vėl pradėjo augti. Ir iš tikrųjų šiemet mūsų vertinimu jis bus 11,8% BVP, tai yra beveik 2 kart daugiau negu ES vidurkis. Dėka to, ką mes kalbame. Kalbant apie jūrą ir orą, tai tikrai iš tikrųjų, sakykime, oro transportas, jisai netgi, ta krizė buvo labai staigi, pandemija, iš tikrųjų praktiškai yra atsigavusi ir kitą metą mes manome, kad viršysime iki pandeminį visų laikų rekordą, tiek krovinių pervežime, tiek keleivių pervežime. Iš tikrųjų yra geras metas atnaujinant infrastruktūrą, statom naujus terminalus, plečiam peronus, tai iš tikrųjų, taip pat naujų krypčių bus, nenoriu dabar kalbėti, bet artimiausiu metu pranešime. Tai, sakyčiau, su oru tikrai viskas yra gerai, tikrai sveika situacija ir, tikimės dar daugiau pozityvumo. Kas liečia jūrą, tai turbūt, ką ir sakė Egidijus, turbūt šiais metais bus pasiektas dugnas, kažkoks kritimas bus, bet jisai bus mažas, be abejo, kitą metą iš tikrųjų visos indikacijos, kad turėtų, sakykime, krovinių pervežimas tiek geležinkelis, tiek jūra augti. Ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi labai, kad Klaipėdos uostas, turbūt yra vienas konkurengiausių Baltijos jūroje, kadangi tai yra universalus, konkurencingas, neužšąlantis uostas ir turbūt uždavinys yra pritraukti naujų laivybos linijų, būtų galima užkrauti uostą kroviniais ir po to paskirstyti, sakykime, tiek tiesioginiam linijom, tiek turbūt ir geležinkeliais ir kelių transportų šiaurės pietų kryptimi. Be abejo, konteineriai yra stiprioji pusė. Šiemet turėsime vėl 1 milijoną konteinerių, tai yra tikrai įspūdingas skaičius. Pavyko per kelis metus beveik dvigubai išaugti ir iš tikrųjų dėl to planuojame jau naujus pajėgumus, tai yra visa pietinė uosto dalies, sakykime, plėtra, leistų pritraukti naujus pajėgumus ir turbūt dar ateityje tapti konkurencingesniu. Tai mūsų vertinimu iš tikrųjų be abejo tai, ką sakė ir Žygimantas, kad iš tikrųjų paklausa turbūt ir pinigų kaina kelia tam tikrų rizikų, bet bendrai paėmus tie makroekonominiai rodikliai ir mūsų vežėjų konkurencingumas turbūt leidžia teigti, kad kiti metai turėtų būti neblogi. Aš tikrai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų esame diversifikavę savo, sakykime, transporto sektorių. Jeigu dar prieš 8 metus, sakykime, Rusija ar Baltarusija buvo 5-tukė pagal, sakykime, transporto paslaugų eksporto kryptis, šiemet yra iš principo iškritę iš 10-tuko ir dar toliau ir sudaro mažiau negu 5%. Tai iš tikrųjų turbūt yra pakankamai sveika situacija, diversifikuotos rizikos ir tikrai manau, kad, kalbant taip, visas modas įvertinant, šitie metai turbūt yra, kur dar kažkiek kritimai buvo, pirmą geležinkelį uostą, kitą metą turbūt turėtų būti tikrai daug daugiau pozityvumo. Aš iš tikrųjų apklausos dalyviam buvo leista pasirinkti nuo 1 iki 5, kas būtų svarbiausia, kas daro didžiausią įtaką, reiškia, jų verslui. Ir aišku, kad ekonomikos lėtėjimas surinko daugiausia, tai 69%, bet iš tikrųjų bankų palūkanų didėjimas 41%, sugriežtinti banko reikalavimai gaunant paskolas 38,8% ir padidintas, kaip čia, palūkanų normos irgi surinko 44,6%. Tai vis dar noriu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas su banku yra labai svarbus aspektas mūsų transporto ir logistikos sektoriui ir net kartais laimi prieš tokius, kai dėl karo Ukrainoje, pavyzdžiui. Matyti, nedaug tų verslų turėjo. Žygimantai, kas dar turėtų būti tavo nuomonė mūsų transporto sektoriui svarbu 24 metais ir į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį? Tai yra,
kokie dalykai padidintų mūsų verslų stabilumą ekonomiškai ir, aišku, finansiškai. Aš manau, kad inovacijos, efektyvumo didinimas, nes mes, kaip ta pradžia, transporto sektorius, kelių transporto ypatingai sektorius buvo nemaža dalimi grįsta pigesnė darbo jėga. Dabar ta darbo jėga brangsta, tačiau įmonė sugeba puikiai prisitaikyti, nes mes tikrai turime labai inovatyvių įmonę, efektyvių įmonę ir netgi, sakyčiau, buvo ir Lenkijos baimės didelės, kad dėl ypatingai mobilumo paketo Lenkija yra arčiau Vokietijos, kad kelsis įmonės, bet matome to masinio kažkokio kilimosi nėra. Ir kaip statistika rodo, bent jau pravažiuotų kilometrų Vokietijoje. Kėlimasis buvo, bet Lenkai labai gudriai iš pradžių priėmė visas įmonės, o paskui darbo užmokestį padarė tokį, kad nebeapsimoka. Taip, tai aš supratau, tai šiek kaip žalesnė atrodė, bet dar ir dėl kitų dalykų, dar yra visokie administraciniai, biurokratiniai ir kiti dalykai. Tai įmonėms reikėtų, kadangi tos žirklės buvo atsivėrusios, ypatingai praeitais metais, nes pajamos augo sparčiau negu kaštai. Šiais metais jau tos žirklės veriasi, kitais metais turbūt bus atvirkščiai. Kaštai augs greičiau negu pajamos, nes ta sakykime, apsivertimas, jis tikėtina nebus greitas. Gali būti, kad bus arba stagnacija, arba netgi dar šioks kritimas pajamų pusėje. Tai svarbu vaidmenį vaidins būtent tas efektyvumas, inovacijos ir prisitaikymas bendraja prasme, sakykime, mažiau santykinai priklausyti nuo būtent to darbo jėgos pigumo. Ir aišku, kitas labai svarbus faktorius tai yra mūsų valstybės stabili mokestinė aplinka, reguliacinė aplinka, kad mes tų įmonių net baidytume, kaip tik jas stengtumės auginti čia vietoje ir ilgainiui toms įmonėms pereinant nuo, sakykime, to pigios darbo jėgos į automatizaciją, robotizaciją, būtų džiugu, kad jos liktų Lietuvoje vis tiek. Čia būtų mūsų turbūt toks, didžiausias turbūt siekis, kokio dešimtmečio, kaip žinot, dekarbonizacija yra, kalbant apie būtent aplinkosaugą, tai ekonominė prasme, kad mes išlaikytume vis tiek tas įmonės čia, nes visas smegenės yra... Mes iš tikrųjų labai daug apie tai galvojam, nes kaip Transporto inovacijų asociacija labai matom tokią lyderystę, poreikį lyderystės tiem savavaldžiam transporto priemonėm, logistikai ir Lietuva atrodo, kad tinkama labai terpė tam, bet nenorim kartoti tos klaidos, kur buvo su fintechais atsitikę, kur dabar kas antras pasaulinio lygio fintechas yra su lietuviško banko licenzija, o Lietuvoje neturi net ofiso. Tai mes tikrai labai daug dirbam ir galvojam ir su viceministru nekartą apie tai diskutavom, kad kaip padaryti taip, kad vis tik tai tas pagrindinis ofisas išliktų čia Lietuvoje ir nebūtų tik tai panaudojama kaip licenzijos vardas. Žygimantas negalėjo geriau privesti prie Europos komisijos ir pasakydamas, kad yra inovacijos, ir aš jau ten besisegant mu mikrofonus kalbėjau, ar ne, kad yra dalis skaitmenizacijos, yra, kaip čia, nukreipiama iš ES reikalavimų. Ir net mūsų asociacijų yra keletas startuolių, kurie jau yra pasiruošę skaitmenizuoti, tai yra padaryti elektroninį krovinio vaštaraštį, yra pasiruošę EFTI platformas padaryti, bet vis dar iš ES neteina tie reikalavimai arba ateina jie labai smarkiai vėluojantis. Kaip mum pasiūlytumėt su tuo tvarkytis, kad mes žinotumėm ir mes kai lietuviai visą laiką viską norim pirmi turėti ir padaryti, ar ne? Ir galim. Tai, Mariau, čia labai svarbus klausimas mums visiems. Ką patartumėt, kaip mes tą turėtumėm daryti, o jūs gal kažką ir žinot ir galite pasidalinti. Aš klausydamas Žygimanto visų pirma prisiminiau Žygimantai mūsų lažybas praeitų metų vasaros, kuomet mes lažinomės, kaip 2023-aisiais atrodys infliacijos, BVP rodikliai, man atrodo pats laikas dabar mums grįžti ir pasižiūrėti startinės pozicijas ir kuris iš tikrųjų laimėjome. Atsakant į jūsų klausimą, jūs turbūt turit kažkokius konkrečius, mes kalbėjomės prieš tai, kažkokius konkrečius omenyje atvejus ir
kur galbūt tikitės kažkokio tai aiškesnių gairių susijusių su techniniais parametrais ir turbūt, kad į tuos konkrečius atvejus labai konkrečiai reikėtų pasižiūrėti, galbūt tiesą sakant. Aš netgi galiu patvirauti ir taip pasidalinti pačiais faktais ir tikriausiai tiek Agnė, tiek Sabina man tik tai paantrins. Dar prieš 2 metus mano kompanija per visus savo ofisus per mėnesį išleisdavo kiek daugiau nei 18 000 eurų popieriui. Kitaip sakant, per metus mes atspausdindavom vieną Lamborghini automobilį. Dabar mes labai daug padarėm, sutvarkėm, bet dažniausiai tai yra susijęs su vidumi. Kitaip sakant, ar ten didžiosios kompanijos yra mūsų klientai, tačiau jie vis dar mums neperduoda arba negali perduoti skaitmeninių duomenų, perduoda tik tai nuotrauką ar skanuotą dokumentą. Ir mes iš EFTI reglamento tikimės kažko panašaus, kaip pramonė gavo iš garo mašinos. Tikimės to duomenų rinkinio, kuris atrakintų tą kodą, kurio dėka kitos šalys galėtų naudotis ir padaryti muitinės deklaraciją, elektroninį krovinio vaštaraštį, sertifikatus ir kitus dalykus. Tai čia aš tik tai apie vieną dalį, apie EFTI reglamentą kalbu, bet mes turim dar krūvą ataskaitų pateikinėti ir kitų dalykų, kurios mus, kaip sakant, stabdo nuo progreso. Tai vat mes jau žinom, kaip susisiekimo ministerija, net aukščiausio lygio renginius 3 metus organizuoti ir turėti apskritus stalus ir kalbėtis, norim kažko panašaus pasiekti ir su Europos komisija. Be jokios abejonės, tai Europos komisija, kai ruošia įvairiausius supaprastinimo pasiūlymus, ar ten parametrų kažkokių sudėliojimų pasiūlymus, visuomet įsiklauso į verslą, į verslo asociacijas. Tai aš manau, kad įsitinklinimas į Europinės asociacijas visuomet padeda. Aš nebejoju, kad jūs ten turbūt esat nariai ir kažkaip tai gal pateikinėjat savo nuomonės, bet labai svarbu, kad tos asociacijos taip pat Briuselyje išreikštų labai aiškiai išsakytų poziciją ir paaiškintų, kas jų nariams yra svarbu tam, kad galėtų plėsti inovacijas. Nes tų suvienodinimo gal kartais reikalavimų yra pačių įvairiausių ir nesenai, tarkime, buvo pateikti PVM-o, ten ataskaitų teikimo supaprastinimai. Žodžiu, tų sričių turbūt yra aibė ir tą geriausia daryti pasitelkiant tokį gal platesnį verslo asociacijų tinklą ir kaip taisyklė iš to ir gimsta dažniausiai pasiūlymai. Jo labiau, kad Europos komisija niekada neatsisės ir viena ten nepakalbėdama su verslu nesugalvos tiksliai, ko reikėtų ir kokių supaprastinimų reikia. Ir aš nebejoju, kad per savo Europinės asociacijas tikrai galite išsakyti dar garsiau savo tokius poreikius ir juos bus atsakyta. Bet gal dar tik truputėlį pridedant apie ekonomikos sulėtėjimą ir įdedant tokį dėmenį kaip europinių investicijų. Lėtėjant ekonomikai ypatingai svarbu, kad kuo būtų greičiau ir kuo tikslingiau būtų, galėtumėm panaudoti viešasis lėšas, nes tai yra tas laikotarpis, kai reikėtų viešasis lėšas nelaukti, kad jos pačios ateitų, bet kad jos greičiau pasiektų ekonomikas. Ir jeigu net ir jos tiesiogiai nepasiekia transporto sektoriaus, tai jos jį pasiekia per kažką tai kitą, nes jos nueina į bendrąją ekonomiką. Tai netrukus Lietuvoje sustartuos ir aš labai džiaugiuosi, kad vyriausybė pasinaudojo šitą galimybę. RRF-o, tai yra atsigavimo fondo paskolų galimybė. Pats planas buvo patvirtintas prieš gerą mėnesį, gal kiek net mažiau nei prieš mėnesį. Ir va čia yra labai svarbu, kad kuo greičiau startuotų pasiūlymai, kad kuo greičiau tie pinigai pasiektų ekonomiką. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie įprastesnius fondus, apie struktūrinius fondus, kurie irgi yra didelė dalimi užstrigę ir kuo greičiau jie važiuos, tuo greičiau jie atsidurs ekonomikoje. Gal tai buvo mažiau svarbu prieš metus ar prieš 2, bet dabar tai tampa kuo toliau, tuo labiau svarbu ir tą reikia daryti ir tai tikrai padės, neabejoju, ekonomikai 2024. Aš norėčiau tik tai pasidžiaugti, kad mes kalbam ne tik tai apie reikalavimus, bet pakalbėjom dabar ir apie galimybės finansuotis. Sabina net prisipažino, kad yra net galimybė, net ir pasinaudojo, ar ne, kompanija. Tai yra džiugu. O aš, Agne, jūsų noriu pasiklausti, nes tik 11% pažymėjo, kad yra susipažinę būtent su šitais tvarumo reikalavimais, ką dabar pakalbėjom su Sabina ir ką reikia gyvendinti.
ar turit patarimų, kaip didieji, nes automatiškai Sabina didžiąją įmonę atstovauja, bet kaip didieji ruošiasi būtent tiem tvarumo reikalavimam ir galbūt iš tos patirties galim kažką duoti mažesniem? Tai, žinot, geriausias patarimas yra prevencija ir aš galbūt pasakysiu, kad čia tvarumo reikalavimai, kurie įsigalios dėl direktyvų priėmimo, tai nėra naujiena, tai galbūt jie tiesiog labiau apibrėžia pagal verslo dydį, apyvartas, tuos reikalavimus ir patikslina tvarumo vertinimo, reiškia, visą struktūrą, bet didieji vežėjai su tvarumo vertinimu jau susiduria kuris laikas, kadangi mes esam vertinami ir finansinių įstaigų ir galų gale patys suprantame, kad esam atsakingi už tai, kad būtume vis labiau ir labiau tvaresni. Tai tas prevencinis darbas ir pasiruošimas jisai jau vyksta eilę metų. Tai va, tik tiek, kad visa tai, kas yra praktikoje vykdoma, rodikliai, kurie yra teikiami, su kuriais yra keičiamas su kitais partneriais, jie yra įvelkami į, sakyčiau, galbūt netokį lengvą, frameworkas yra iš tiesų sudėtingas, bet jis yra įkandamas. Tai mes visą laiką sakom, kad pokyčių DNR ir tas adaptyvumas ir prisitaikymas ir ėjimas į priekį, bandant prognozuoti ir pasiruošti tam, kas ateina, o nelaukiant, tai čia yra tiesiog patarimas visiems ir visada. Čia aš nieko naujo nepasakysiu, bet galbūt mūsų pagrindinis akcentas tame visame tvarumo kontekste, taip tie politiniai tikslai, teisėkūros siekiai, ką mes norime akcentuoti ir ypatingai transporto sektorėje, taip, tai kad reiškia, tai būtų sistemiškai suderinta su politiniu lūkesčiu, su teisėkūros lūkesčiu ir kad tai atlieptų infrastruktūros galimybės ir galų gal ir gamybinės galimybės. Taip, nes mes kaip paskaičiuoja iš tikrųjų finansinė papildoma našta, kuri nugula ant transporto sektoriaus realumo galimybės, tai kartais mums yra tiesiog protų nesuvokiama, nes aš kaip girdžiu tokius pasvarstymus, kad 30 metais 50–60% sunkiojo transporto bus elektrifikuotas ir aš tada bandau įsivaizduoti 6 milijonų vienetų ES sunkųjį parką, kaip tai vyks faktiškai, tai tiesiog tai yra neįmanoma. Taip, tai yra mūsų siekis, bet mes tada kaip sektorius, kaip verslo sektorius, mes turim su politikais ir mes tai darome, tai yra mūsų tikslas, mes ir Briuselį kalbamės, ir Lietuvoje kalbamės, yra tas dialogas vykdomas, kad tai būtų visų pirma tikra ir tas turinys iš tikrųjų atitiktų infrastruktūrinės pačios ES galimybės. Ir kad atitiktų galimybės pačio sektoriaus, nes yra tas elastingumas ir yra riba, kuri greičiausia tą finansinę naštą, kad tai nebūtų taip, kad visas sąstatas eina priešais garvežį. Taip, nes mes kartais kaip transporto sektorius iš tikrųjų susiduriam su tokiu, tas takoskyra tarp politinės idėjos ir politinės minties. Ir tai, kaip ta politinė idėja ir tikslas nugula teisėkūroje. Mes esam tas sektorius, vienas gausiausiai reguliuojamų sektorių. Ir mes neturim pasirinkimo, mes turim vykdyti tai, kas yra imperatyviai nurodoma teisės aktuose. Bet kai tu išverti teisės akto reikalavimą į realiją operacinę, tai su kuo tu turi susidurti kiekvieną dieną, tai kartais tiesiog klausi, o tai kas tai ruošia ir koks buvo tikslas. Taip, tai lygiai taip pat vilkiko grąžinimas, lygiai taip pat infrastruktūra, kurios mes po šiai dienai neturim, trūkumas ten apie 140 000, jau dabar didesnis skaičius saugių aikštelių, kuriuose galėtumėm sustoti, kurios būtų patogios mūsų darbuotojams ir eilė šitų dalykų. Tai prieš indikuojant ir prieš nustatant tokį
teisinį reguliavimą, kuris jau įpareigoja ir jau sako, kad mes turėsim tokie būti, mums reikia tikrumo, mums reikia suderinamumo, sistemingumo, tikslas ir galimybės. Bet, Agne, ar ne mes patys kalti? Nes, žiūrėkit, aš pareferuosiu, ar ne? Šiandien mūsų forumą atidarė Lietuvos Respublikos prezidentas. Taip. Aš prisipažinsiu, kad 5 metus iš eilės jį kviečiu. Praeitais metais mes jau jį turėjom online, šiemet turėjom čia gyvai ir net per apsniktą ir užsikimšus į Vilnių jisai atvažiavo. Ir aš manau, kad tai mūsų visų šito sektoriaus, tų, kurie pasiruošę kalbėti ir tą žodį įgalinti dėka taip įvyko. Nes prieš tai, lygtai, aš transporto sektoriuje esu jau 22 metus. Prieš tai buvo lygtai sukurta tokia vizija, kad mes turim, kaip čia, žinai, pinigai myli tylą. Arba, kaip sakant, mes tokie buvom kaip pilkieji kardinolai. Už tai ant mūsų buvo ne vienas influenceris užsirovęs, kadangi mes tylėjom. O dabar man taip atrodo, ir aš dėl to ir pradėjau, kad mes lygtai pradėjom komunikuoti, kad, ei, hebra, ar jūs suprantat, kad vienam elektriniui vilkikui pakrauti, taip, kad jis per valandą laiko pasikrautų, reikia kaišiadorių miesto elektros energijos galios. Ar jūs žinot, kad aš turiu parkavimo aikštelę šalia Vilniaus, kur norėjau padaryti tik tai, kad Vlantano šaldytuvus galėtumėm užkrauti, tik šaldytuvą, kad nebirbintų to dizelio tam suvebastą, kol laukia, kol mes dokumentus įforminsim. Tai Lesto tiesiog negali man atvesti tos galios į mano parkingą. Arba gali, bet labai užbrangi. Tai aš sakau, ar nelaikas, man atrodo, kad mes tik dabar pradėjom kalbėti apie tai. Tai žiūrėkit, aš atstovauju Tarptautinio transporto ir logistikos alijansą. Šitas alijansas įsisteigė labai neseniai, čia 19 metų. Aš tai transporto inovacijų asociacija, tai dėl to... Tai mūsų tikslas būtent ir keisti Lietuvos transporto sektoriaus veidą, dėl to, kad pagrindinė idėja buvo kažkaip tai bandyti susisiekti su Briuselio teisėkūra ir bandyti pradėti kalbėti su politikais ir sprendimų priėmėjais. Agne, atsargiai, aš šiandien su Marium derinau Briuselis. Mes su Marium ir taip pasiderinam ir pasikalbam ir labai įdomios diskusijos, bet aš nesakyčiau, kad tai yra kaltė ir čia dabar reikia užsiimti saviplaką, ar ten dalyvavo prezidentas ar nedalyvavo. Ne prezidento galvos skausmas yra mūsų problemos. Jisai manau, kad turi kitų problemų. Manau, kad mūsų pagrindinis tikslas tai yra turėti skaidrų, dalykišką dialogą su politikais, kurie yra atsakingi už teisėkūrą kaip tokią, nacionaliniu lygmeniu, ES lygmeniu. Tai ir mes tą pradėjom daryti jau, darom 4, tuoj bus 5 metai ir tai yra labai gerai. Ir manau, kad tas iš tikrųjų rezonuoja ir santykėje ir su valdžios institucijom ir tiesiog įsitraukime į tai, kad transporto sektorius taptų labiau girdimas. Nes iš tikrųjų anksčiau, buvo labai didelė takoskyra ir jinai galbūt irgi tai yra natūralus dalykas, nes taip veikia politika ir įstatymų leidyba, turi politinę agendą ir mes suprantam, tas pats mobilumo paketas, tai buvo, reiškia, senosios Europos tikslas kažkaip tai mus suvaržyti ir tą konkurencingumą šiek tiek apriboti, bet mes atėjom, sakom, kalbėkim, nes tai yra tiesiog dalykai, kurie vienas kitam prieštarauja. Ir aš vėlgi grįšiu prie to pavyzdžio, kad mes buvom su kitais transportininkais labai palaikėm tą idėją, kad visgi Lietuva kreiptųsi į ES teisingumo teismą ir mums pavyko ir mūsų išgirdo ir Teisingumo ministerija iš tikrųjų paruošė kartu su teisiniais partneriais ieškinį ir štai praėjo 3 metai, mes jau turim advokato generalinio išvadą,
kad galbūt bus panaikinta. Yra tiesiog pagal teisinę išvadą pateiktas siūlymas, kad turėtų būti panaikintas reikalavimas grąžinti. Taip, tai Lietuvai kaip tokiai šitame kontekste tai yra labai labai didelis reikalas. Tai mes toliau turime kalbėti ir turime būti ir profesionalus, ir dalykiški, tai mes to ir siekiame. Tai užfiksuokim, kad 24 metais mes daugiau kalbėsimės, padėsim jiems sudaryti roadmapus. Sabina, kaip Jūs vertinat mūsų darbą ir pasakykit, kaip iš vienos iš didžiausių transporto įmonių vadovų, pasakykit, kaip Jūs ruošitės 24 metais, kad mes galėtumėm kažką tai nusikopijuoti ar panaudoti? Tai mes visai, kai savo verslą priiminėjom sprendimus, aišku, mes suprantam, kad mes esam rinkoje ir kiekvienas turbūt, nesvarbu kokią verslo šaką atstovauja, turi suprasti, kad mes esame rinkoje ir turim joje būti. Ir visų pirma, turim suprasti, kokioj verslo aplinkoje dirbam. Bet Jurgi paklausai, ką nusikopijuoti ir turbūt tu turi matyti, kas vyksta aplink tave, bet turbūt pagrindinis fokusas neturėtų būti tai, ką nusikopijuoti. Pagrindinis fokusas turėtų būti tenai, kad turėti aiškę strategiją. Ir man atrodo, šiandien verslų stiprybė yra tame, kiek jie gali susikoncentruoti į savo aiškę strategiją, viziją ir matymo to, kaip to atrodys ir tavo verslas atrodys po galbūt 5 metų. Kaip paminėjo Agnė, labai sunku dabar, ypatingai kai tokia geopolitinė aplinka, kažką labai smarkiai į priekį planuoti. Bet man atrodo, kad jeigu tu turi aiškę viziją, jeigu tu turi aiškę strategiją ir tu tiki to, ką darai, tu savo planą, nenukrypdamas nuo pagrindinių vertybių, kurios veda tavo verslą, tu sugebėsi jį adaptuoti bet kokioje aplinkoje. Tai kad ir mūsų pavyzdys, kaip uždavė klausimą apie žalio kursą, apie žalumą, ir taip, tai yra brangus sprendimas, tai kainuoja gerokai brangiau, bet mes tikim, kad tai yra ateitis. Ir nors girdim visokių skeptiškų nuomonių ir mes lygiai taip pat su savo visais žalumo projektais išgyvenom energetinės krizės laikus, kai dujų kaina buvo turbūt dangaus aukštume, bet ir tada sugebėjom rasti sprendimų. Ir tie patys elektriniai vilkikai, pritariu Agnei, kad mes neturim infrastruktūros šiandien dienai. Ir jie nėra pritaikyti tarptautiniam pervežimam, bet sakyti, kad tai yra absoliutus blogis, taipogi būtų neteisinga. Mes patys esam tie, kurie įsigijom pirmąjį elektrinį vilkiką šiemet savo parke ir džiaugiamės, kad galėjom jį šiandien eksploatuoti ir jūsų organizuojamam forume. Ir mes radom jo pritaikomumą darbui, vežant krovinius iš mūsų logistikos centro į uostą. Taip, mes negalim pakeisti 1650 vilkikų parko elektriniais vilkikais, bet kažkiek jų įdarbinti galim. Tai man atrodo, kiekvienas verslas turi turėti aiškę savo strategiją, būti rinkoje, bet nekopijuoti, o atrasti savo unikalumą. O kas liečia transporto sektorių, mes esam labai priklausomi nuo savo klientų, mes dirbam klientam ir mes esam reikalingi tiek, kiek mes esam reikalingi savo klientam. Tai turbūt transporto sektoriui pagrindinis palinkėjimas įsiklausyti, gebėti išgirsti ir nebūti kategoriškom, o ieškoti būdų, kaip atliepti tuos klientų lūkesčius. Aš pasinaudodamas savo išimtinėm teisėm šitam forume šiek tiek panaudosiu daugiau laiko. Mariau, porą žodžių, kaip mes bendradarbiausim 24 metais. Taip trumpai, kad žinotumėm. Kad kas būtų 20? Mūsų diskusija susijusi su taip, kas laukia mūsų transporto sektorius 24 metais. Mes žinom, kad iš Europos komisijos mes galim tikėtis, jau taip sutarėm, tik tai geriausio kontakto. Tai tokį gerą baigiamą žodį, kad gera nata būtų. Tai aš tai tiesiog noriu palinkėti 2024-aisiais visam transporto sektoriui, kuris yra toks didelis ir užaugęs ir toks stiprus, palinkėti, kad jie tokie liktų ir kažkaip tai, ir galvotų apie save taip pat. Jeigu esate dideli Europoje, tai, ir stenkimės, kad jūs būtumėt girdimi Europoje, kad jūs būtų įsiklausoma, ar kad jūs būtumėt tokie ir inovatoriai, vedantis ir visą Europą, ir visos Europos sektorius kartu su savimi. Viceministrė.
daug girdėjom, ar ne, nuo bendradarbiavimo iki naujo komunikacijos būdo, iki reikalavimų, iki veiksmų, kuriuos darom. Baigiamai žodį. Iš tikrųjų, bendarbiavimas, manau, tikrai yra ir jisai tasme visą laiką nuo mūsų, kaip sakyt, kadencijos pradžios buvo ta durų politika, tartis, kalbėti argumentais, skaidriai judėti į priekį. Bet aš manyčiau, kad iš tikrųjų taip, mes turim tikrai stiprų konkurencingą transporto sektorių, turim toliau įstiprinti, dėkti inovacijos ir pačio Jurgio veikla čia labai svarbi ir aš tikrai noriu pasidžiaugti tą prasme, kad mes, tarkim, tą patį paimti EFTI, esam pasirengę pilnai gyvendinti ir norim būti lyderiais Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų reikia turbūt Europos komisijos tam tikro postūmio dėl likusių reglamentų. Taip pat džiaugiuosi, kad pagaliau ateina daug tokių praktinių priemonių. Tai yra ir elektromobilumo parama, vandenilio degalinių parama, tas pats sandboxas, važiuoju viceministrė Agnė, mano kolegė. Daug yra paleista priemonių, kurios iš tikrųjų duos tą pirminį, sakykime, tokį, kaip sakyti, postūmį tom inovacijom, kad mes būtum dar stipresni, dar konkurencingesni ir toliau augtume. Tai ačiū labai diskusijos dalyviam. Aš, kaip sakiau, dėl savo išimtinių sąlygų turėjau pačią įdomiausią ir pačią aktualiausią diskusiją šitam forume. Ačiū už laiką, už pasiruošimą. Jeigu turit klausimų, tai stokit į Transporto inovacijos asociaciją ir mes juos atsakysim. Ačiū.